Opa! Opa, opa! Yes! Ai, geras. Mano pirma didžiausia lydeka šitam ežere. Sveikučiai. Vėl šiandieną pradėsiu žvejoti vienam tokiam ežere, kur, nežinau, sunku pagauti labai. Gal kokie kibimai bus, gal nieko nebus. Jeigu nebus, tai video nebus. Prie kokio nors krantuką šausiu dabar ir pradėsiu iš karto tyrinėti. Pažiūrėkit, kiek mailiaus. Gylis tai čia pusmetriukas koksai vaita. Bet tai kas čia mailiaus daros? Tas mailiukas toksai nesuper mažiukas. Keista, jeigu būtų kokia labai didelė lydeka čia. Aišku, čia nieko gero. Bet mailiaus tai belekas. Reikia bandyti kokį greičiau skęstantį masalą. Bandyti priekrantėse. Užgilinti daugiau ten metrą, pusantro metrą. Kaip sakyt, ant lėkštutės pateikti jom masalą. Schwarzunker Mag Tracer, man atrodo, jis vadinasi. Pats sunkiausias masalas mano šiame kibire. Ir žiūrėsim, kaip mes su jie sužaisim. Metasi tai puikiai. Ir viskas yra vėl palei kraštą, taip ir šausiu. Yra. Ba. Pareik. Opa! Yes! Ai, geras. Mano pirma didžiausia lydeka šitam ežere. Kokia stambi. O, taip įkibus. Tuoj duos, ne? Tuoj duos. Čia nustebino mane. Reikia pasiimti, kad būtų rami galva. Ir tada gali daužytis kiek nori. Va. Į kaulą įkirtau, kaip priklauso. Kad ir čia neišsižioji, matyt. Per abu žabtus. Įkiba. Fu. Kokia stambi. Jau čia ir panašu 80 cm bus. O jau šita jau didelė.
Nu, išsidaužėjau. Pagaliau pradėjo man sektis šitam ežere, gal smagu. Labai smagu. O jeigu dar viena užkips kokia, tai iš vis bus siaubingai gerai. Bet pakirtimas buvo labai vėlai mano. Bet pakirtau. Ir gerai pasikirto. Ir jei šansų paveikti praktiškai net nebuvo kaip. Į kaulą įsmigęs. Nes jau kadangi jau jeigu didelė lydeka yra, turi gerai pakirsti ją. Šiandieną buvo paskutinė diena, kai žvejoju lydekas, prasidės draudimas. O po draudimo rodysiu daugiau visokiausių video, tokių kaip popieriai, vokeriai, gal ir guminuką jau užsidėsiu. Žiūrėkit būtinai, nepamirškit prenumeruoti ir susitiksime jau naują lydekų sezoną. Po draudimo. Tai iki visiems.